savo tėvynę, Lietuvą ir save turi atminti šią šventę. Mėly tauragniškiai ir svečiai, šios ypatingos proga norėtų jūs pasveikinti Tauragnų seniūnas Arvydas Danauskas. Sveiki, gyvi, kurių dar nemačiau. Malonu matyti jūsų tokį gausų būrį. Šiandieną tikrai ir Lietuvai, ir Tauragnams tikrai yra išskirtina diena metuose. Šitokia graži valstybinė šventė jau 17 kartą švenčiama Lietuvoje. O Tauragnuose jinai dar ir tuo yra didesnė, kadangi ką tik buvo minėta, yra mūsų žymios kraštietės gimtadienis ir mūsų brangios mokyklos vardadienis. Taigi, prieš 17 metų tuometinė aukščiausia taryba paskelbė, kad Lietuvoje yra atkuriama nepriklausomybė. Būkit sveiki, sveikinu visus su šia gražia švente ir toliau linkiu malonių pasibuvimų čia organizuojamų mūsų brangios mokyklos mokytojų. Šiandien norisi liktai kaip tai varnai atsigręžti atgal ir pažiūrėti, o kągi mes, Tauragnų mokyklos moksleiviai ir visi gyventojų Tauragnų seniūnijos išlaikėm atmintyje, prisimindami Eugeniją Šimkūnaitę. Per tuos 9 metus, būtent kiek metų Tauragnų mokykla vadinasi Eugenijos Šimkūnaitės vardu. Mes skaitėme jos knygas, mes skaitėme jos straipsnius, sėmėmės iš to neišsenkančio aruodo. Ačiū mokytojams, kurie paakino moksleivius tą daryti kruopščiau. Ačiū visiems gyventojams, kurie nepamiršta, nepraeina pro žolelę, pro kvietkelį. Noriu šiandien ir paklausti, o kiekgi yra Jesės pasekėjų, bent jau čia šioje salėje susirinkusiųjų tarpe? Ar jų dar yra? Yra ir ne vienas matyt. Tai labai malonu tiesiog pamatyti, ne tik man, gal ir visiems kitiems. Prašom, kas čia atsiliepė? Taigi norėjau, kad ne tik pamatytumėt, ale ir užuostumėt. Sveikinu visus pirmiausiai su šia gražia mūsų švente, mūsų dviguba švente. Linkiu būti visiems laimingiems, džiaugsmingiems, iš tikrųjų dažniau šypsotis, dažniau juoktis ir bus viskas gerai. Taip pat norėčiau pirmiausiai su mūsų svečiais pasidalinti, kadangi jie važiavo iš toli, gal pavargo, gal pailso. Prašom pirmiausiai rinktis. Kokių spalvų rinkatės, tokį ir žolynų gaunate. Nuo susiraukimo vaistų, kad turėtų. Prašom. 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 O va čia akiniukai. Nu, pasakyk iš čia. Taip. Prašom. Nu, kas norite, kam įdomu. Prašom, nebijokit. Čia blogų žolynų nedėjau, dėjau tik gerus. Nu ir kas dar labai nori? Katras čia labai žiūri gražiai. Kaip uždėsti iš visą Visiems linkiu geros sveikatos ir gerų rezultatų gyvenime. Gražus, gražus,
Vadinasi, mūsų svečiai atsakinės pirmieji. Taip. O trečias klausimas labai paprastas. Prisiminkite savo senolių išmintį, tą, ko mes dabar jau nebedarome, bet gal ir praverstų, jeigu darytumėte. Ką reikia daryti pirmą kartą pamačius užtekėjus jauną mėnulį? Jūsų vardas? Jolita. Jolita. Tiesiog bijom sumaišyti, bet manom, kad reikia versti skulę. Kai gandras parskrenda. Mes dar kitą variantą. A mes turim dar variantą vieną. Palaukite, dabar pasižiūrėsime.